Šiandien internete pasirodė skandalingų Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano pokalbių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu įrašai. Pokalbio metu Viktoras Orbanas ne tik pataikauja Putinui, bet ir siūlo tapti jo vengrišką Pele, kuri išgelbės rusišką liūtą. Ir tai ne juokas, tai tikri Viktoro Orbano žodžiai. Taip, jis sako, esu pasirengęs tapti Vladimiro Putino Pele, bet tai dar ne viskas. Leidinys The Insider publikuoja interviu su vienu ryškiausių Vengrijos kriminalinio pasaulio atstovų, kuris papasakojo, kad 1990-aisiais dabartinis Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas buvo labai glaudžiai susijęs su Budapešto kriminaliniu pasauliu, kuris ir finansavo jo politinę kampaniją. Ir štai šis buvęs banditas išsamiai papasakojo, kaip būtent kriminalinis pasaulis padėjo Viktorui Orbanui ateiti į valdžią. Mano vardas Aleksejus Pičis, aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami šią laidą paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka šiai laidai ir parašyti bet kokį komentarą po šio vaizdo įrašu. Tai labai svarbu turinio populiarinimui YouTube, būsiu jums už tai dėkingas. Ir užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Piči News, nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, esu tikras, visi prisimenate skandalą, kai į tinklą pateko užsienio reikalų milijonistro pokalbių įrašai. Vengrijos Petro Sijarto su jo Rusijos kolega Sergejumi Lavrovu tai buvo visai neseniai. Tada Petras Sijarto pranešinėjo Maskvai apie padėtį Europos vadovų tarybos posėdžiuose, taip pat besąlygiškai vykdė visus Kremliaus nurodymus dėl pagalbos panaikinant Europos sankcijas tam tikriems rusams. Na ir tada dar Petras Sijarto, kaip tikras tarnas, sakė Lavrovui, kad jis visada yra jo paslaugoms ir padarys viską, ką jam pasakys Rusija. Ir apskritai Lavrovas turi suprasti, kad Petras Sijarto yra tas, kuris visada sėdės prie durų ant kilimėlio ir lauks nurodymų. Tačiau paaiškėjo, kad Petras Sijarto yra tik dalis to, kaip Viktoro Orbano režimas tenkina visus Vladimiro Putino norus. Šiandien agentūra Bloomberg paskelbė dar vieną labai įdomų pokalbį. Šį kartą tarp Vytuko Orbano ir Vladimiro Putino. Kaip rašo leidinys, per spalio mėnesio telefoninį pokalbio su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu. Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pabrėžė, kad yra pasirengęs dėti visas pastangas, jog visapusiškai palaikytų Maskvą. Visų pirma, prisidėti prie karo Ukrainoje sureguliavimo, surengiant viršūnių susitikimą Budapešte. Tada dar buvo kažkokių vilčių, prisimenate, dėl Putino ir Trumpo susitikimo Vengrijos sostinėje. Ir štai pokalbyje su Vladimiru Putinu Orbanas sako, citata, vakar mūsų draugystė tapo tokia stipri, kad galiu jums padėti bet kokiu būdu. Bet kuriuo klausimu, kuriame galiu būti naudingas, visada esu pasiruošęs padėti ir visada jūsų paslaugoms. Na ir trūksta, žinote, galia truputį palaižyti. O juokinga tai, kad toliau Viktoras Orbanas šiame pokalbyje bandė paaiškinti savo mintę, prisiminęs vaikų pasaką, kuri pasak jo yra populiari Vengrijoje. Toje pasakoje Pelė išgelbėjo liūtą, kuris anksčiau jos pasigailėjo. Ir kaip rašo leidinys, ši istorija labai prajuokino Vladimirą Putiną. Ir Orbanas sako, aš pasiruošęs būti tavo Pelė, Volodė, tam, kad išgelbėčiau tavo užpakalį nuo to, į ką tu įsivėlei. Na, manau, čia kalbama apie Ezopo pasakėčią, žinote, kurioje liūtas vieną kartą pasivylėjo pelės. Ir štai ta pelė vėliau išlaisvina liūtą, kuris pateko į tinklus. Na, analogijos tiesiog puikios. Ir štai Viktoras Orbanas sako, kad jis pasiruošęs tapti tą pačią pelę Vladimirui Putinui, kad išgelbėtų Rusiją, kurią jis vadina tuo liūtu patekusiu į tinklus. Žyma, kad trumpas skambutis tarp Orbano ir Putino rodo, jog pagalba Rusijai formuluojama tiesiogiai vyriausybės lygiu. Pokalbio metu jie daugiausiai apsikeitė pagiromis vienas kitam ir prisiminė JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Anksčiau abu buvo susisiekę su Amerikos prezidentu dėl galimo viršūnių susitikimo Budapešte, kuris galiausiai taip ir neįvyko. Ir štai vėliau Viktoras Orbanas pasiskundė, citata. Kuo daugiau turime draugų, tuo lengviau atsilaikyti prieš priešus. Gaila, kad aš ir Vladimiras Putinas negalime susitikti asmeniškai taip dažnai, kaip tai buvo iki COVID pandemijos. Savo ruožtu Putinas pagyrė Vengriją už jos citatą. Nepriklausomą ir lanksčią poziciją dėl karo prieš Ukrainą ir pridūrė, kad jam nesuprantama, kodėl tokia atsargi ir nuosaiki pozicija sulaukia tiek daug kritikos.
Ir štai, pasak Bloomberg duomenų, pagrindiniu spalio mėnesio pokalbio tikslu tapo galimybė surengti Vengrijoje susitikimą tarp JAV ir Rusijos aptarimas, kuris tuo metu dar buvo rengiamas. Putinas išsamei paaiškino Orbanui, kokie žingsniai galėtų lemti šio susitikimo surengimą. Galimo Rusijos federacijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Marku Rubiju, prieš nustatant atitinkamą atstovavimo lygį. Taip išsireiškė Putinas. Tačiau, kaip žinote, Rubijo ir Lavrovo susitikimas galiausiai neįvyko. Bet žinote, nemanau, kad tokia informacija apie Viktoro Orbano veršką nuolankumą Putinui jūs nustebino. O štai The Insider medžiaga gali nustebinti. Leidinys pateikė interviu su buvusiu banditu Lazlo Kovačiu, kuris 1990-aisiais dirbo įtakingos organizuotos nusikalstamos grupuotės Budapešte lyderiui vardu Igoris Korolis, kuris vadovavo grupiai, kuri buvo pavaldi pagrindiniam Vengrijos kriminalinio pasaulio bosui Semionui Mogilevičiui. Ir štai pasak Kovačio, jis perdodavo didelės grynųjų pinigų sumas, kurias rekomenduodavo Mogilevičius. Reguliariai siųsdavo policijos vadovui Šandarui Pinteriui, kad būtų uždarytos baudžiamosios bylos. Tačiau įdomiausia tai, kad pasak Kovačio, jis asmeniškai 1997 metais perdavė iš Mogilevičiaus gautas didžiulės nusikalstamas pinigų sumas kampanijai finansuoti. Viktoro Orbano, kuris atėjęs į valdžią, paskyrė tą patį Pinterį, kuris ėmė pinigus ir uždarinėjo baudžiamasias bylas Vengrijos vidaus reikalų ministru. Buvęs banditas pažymėjo, kad pinigų ploštai paprastai nebūdavo dideli, tačiau 1997 metais sumos siekdavo $500 000, o kartą jam buvo perduota rankinė su $1 000 000. Toliau citata. Visos šios didelės sumos buvo skirtos Vitkiai, taip Mogilevičius vadino Orbaną. Orbanas ir Pinteris jau tada buvo artimi ir tai nebuvo paslaptis. Tačiau nei vienas, nei kitas Mogilevičiaus biure nepasirodydavo, bent jau aš jų ten niekada nemačiau. Taip pat Kovačas. Jis pasakė, kad 1998 metais buvo suplanuoti parlamento rinkimai ir banditas Mogilevičius tikėjosi, kad Orbanui atėjusi valdžia, jis gaus visišką veiksmų laisvę. Iš pradžių taip ir buvo. Orbanas po pergalės iš karto paskyrė Pinterį vidaus reikalų ministru, bet vėliau viskas pasikeitė. Ir toliau Kovačio citata. Kai Orbanas kandidatavo kaip opozicijos atstovas, visi tie sprogimai ir žmogžudystės, kurie piktino visuomenę, padėjo jo reitingui. Tačiau, kai jis atėjo į valdžią, jo buvę draugai ir rėmėjai tapo jam kliūtimi. Ir jis, padedamas to paties Pinterio, greitai jų atsikratė, visus juos pasodindamas už grotų. Net pačiam Mogilevičiui teko išvykti iš Vengrijos į Rusiją. Ir štai čia pats įdomiausias momentas. Jei Mogilevičius išvyko į Maskvą, galbūt jis perdavė kompromituojančią medžiagą apie Viktorą Orbaną Vladimirui Putinui. Čia padėsiu daugtaškį, draugai. Rekomenduoju jums užsiprenumeruoti šį YouTube kanalą. Ne todėl, kad naktį stebėsime įvykių eigą. Ir vos tik atsiras naujienų, aš iškart eisiu į eterį ir nušviesiu viską, kas vyksta. Todėl užsiprenumeruokite. Čia padėsiu daugtaškį, savo nuomonę, savo išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai, paaukodami bet kokią sumą. Galite tai padaryti naudodamiesi QR kodų savo ekranuose. Tai pats paprasčiausias būdas. Paprasčiausias būdas paremti šio kanalo veiklą. Vos vienu paspaudimu galite paremti. O šio vaizdo įrašo aprašyme rasite įvairias kitas platformas. Ten rasite ir Patreon, ir PayPal, ir Buy Me a Coffee, ir rėmimą per YouTube, ir banko rekvizitus, ir netgi kriptovaliutų pinigines. Pasirinkite jums patogiausią variantą, būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Nu, o tai viskas. Saugokite save, visiems iki pasimatymo.